mintis buvo jau kirbėję jau kokius metus laiko iš tikrųjų, kad norim padaryti įdomų skrydį, ilgą tolimą skrydį. Iš tikrųjų toks buvo momentas, kad atrodo, kad arba dabar, arba tada jau bus labai sudėtinga prisiversti, nes paskui metai eina. Su metais kartais tu rizikų mažiau nori prisimti ir taip toliau. Pradedi daugiau labai racionaliai viską vertinti. Atvažiavau pas Sakalą, bet aš sakau, skrendam per Europą, į Portugaliją. Ir Sakalas pats tada sako, wow, čia baisa, žinai. Nu jau kažkaip toks, jeigu taip, žinai, ta reakcija tokia įvyko, tai reiškia, yra gerai, žinai. Saulė šviečia mus jau, kviečia ruoštis. Saulė kaip fainas labai aerodromas. Šiandien orą rodo, skrendama vėl kažkokį. Kuo toliau link prancūzų, nežiūrėjau, kad būtų gerai pataikyti tą langą. Dar prancūzuose yra oras 17-18 Dižone. Tai jeigu pataikysim tą langą, tai galėsim taip ir praslysti. Gal, aišku, nuo 12 pulkim rėdė jau. Susistumė į galą, čia vis tiek keisim nuo miško. Ir tiesiai nuo kalno. Geras, tai į mišką. Negalėjau atsisakyti šio skrydžio vien dėl, kad mane žavi jo idėja, jog mes skrendame į tikslą ir kad skrendame toli su sklandytuvais ir kad tai yra tarsi transporto priemonė, kad galima patirti didžiulius plotus naujos teritorijos ir naujų oro masių, kurios yra neįprastos sklandyme. Ir tokia galimybė pasitaiko itin retai. Wait a second, I have to fetch my cell phone. Okay. To make it... Okay. Pirmą kartą gyvenime kažkas tikrina aviacijos dokumentus iš tikrųjų. Per 10 metų sklandymą dar niekad netikrina niekas. Nu tai aš žinau, atsargiai, aš taip ir galvojau, kad Vokietijai jie nepraleis progos, supranti. Man kažkaip patinka, kad, žinai, skrendam kiekvieną dieną. Labai tas, kad juda. Nes labai motivacija būtų kritusi, jeigu mes stotume ir kur nors 3 dienas lauktume oro. So gut ist das Wetter nicht, dass man heute... Wetter ist nicht so gut. Ja, aber LS8 fliegt sehr schlecht mit kein Wasser, ja, so. 100 Liter, ja, okay. Okay. Čia priklauso nuo to, kaip tiksliai tu sieki laikytis plano. Ir aš, kadangi labai mėgstu spontaniškumą, man tos nesėkmės ir visokie nauji sprendimai, ar net ir neplanuoti tupimai kituose aerodromuose, jie nėra kažkas labai išmušančio iš vėžių. Noch nicht ganz. Die schleppen erst die Maschinenrinder und wollen noch ein bisschen warten, aber die nächsten Minuten geht's. Tai mes iš tikrųjų jaučiamės tvirtai ir optimistiškai. Aišku, nuovargis tam tikras yra. Negali sakyti, kad taip atsikeli ir galvoji, čia dabar jau lėksi 1000 kilometrų. Tai truputį nuovargis yra, bet šiaip pozityvas ir noras pasiekti naują kraštą tai yra didelis. Geranoriškumas yra milžiniškas, su kuriuo mes susidurėm. Ir kad ir šis aerodromas, mes atvažiavom, jie atėjo, trakino visą pastatą, visus angarus, maždaug tai sėkmės kūryboje. Of course. He knows everything, where we have something to drink. We have a fantastic shower there. Jų pasitikėjimas mumis kaip sklandytojais, mumis kaip grupe yra tikrai didžiulis, tai yra labai gražu, jie labai stengiasi padėti. Aš tikiuosi, kad didesnė dalis žmonių pamatys tai, ką mes Lietuvoje turim labai gražaus, tai yra būtent sklandymas. Tikrinot, viskas buvo gerai? Nežinau, kiekvieną dieną įdomu, nes artėja nauji iššūkiai ir jie bus kitokie, nei kad buvo vakar. Tai gal tos monotonijos, kitoniškumas, nežinau, nėra toks monotoniškas, koks galėtų būti. Mes turim pasiekti savo tikslą ir tam, kad jį pasiekti, mes turime judėti į priekį. Tai čia, kaip sakant, ar skauda koja, ar pasturgaliu, tai kilti ir eiti. Mes pastoju kiekvieną dieną atsidurėm praktiškai neįmanomose sąlygose. Ir tiesiog eini žarai. Bus geresnis oras, aišku, skirsim giliau, žinai, bet aš neturiu vilčių. Kažkokia nesąmonė, diena tai gera. Ant 250 terminų dirba. Iki 500 kažkur pada. Vidury tako yra kukurūzų laukas. Vargais negalais pasiėmi tą porą šimtų metrų vėl atsargą. Labai keista. Nesupratau, kodėl čia taip inversija spaudė. Visai nekilo, o termikai labai silpni.
und dann versuchen bis Sinsheim Richtung Odenwald. Jetzt müssen wir noch schauen, auch Freunde von uns, Speingen, auch schöne Fliegergruppe. Ja. War jemand da oder?